būna ir kartais darbe, pavyzdžiui, irgi, tarkim, siek dabar tenka su daug žmonių susidurti, žinai, tai irgi galvoji, žinai, kaip čia dabar, tarkim, kažką kalbėjom ir ką aš pasakiau, ką aš nepasakiau. Ir toks, žinai, važiuodamas ten mastu ir po to taip jau kažkaip nerim, vėl kažkokios tokios negeri jausmai kyla ir po to taip, palauk, vėl į tą būseną. Žinai, ir toks pasidaro, kad, tai prasme, kiek nesvarbu, žinai, čia buvo, ant kiek ir kad jeigu tik pavyktų man, žinai, suvokti tame momente, kai aš kalbu su žmogum, tai iš vis būtų labai super, o ne po momento, žinai, jau, vis, žinai, tobulėjau, kad arčiau to momento, kad pavyktų kalbėti, žinai. Taip, tai aš žinok, bet dabar šiuo metu, tai kaip tik, kol nebuvom su tavim susitikę, labai pastebiu, kaip mane moko visiškai nedaryti iš proto plano ir kaip tu sakai, žinai, ten, galvoti, pasakiau, nepasakiau, žinai. Ir tik tai daryti, tik tai tą, ką konkrečiai pajaučiu tuo momentu. Ir irgi aš ten būnu prisidėliojus visokių punktelių kartais ir susitinku su žmonėm, dariau dabar susitikimą, ten maždaug 20 savanorių, žinai. Ir irgi buvau net skaidrės pasidarius, žinai, kad tik ko nepamirščiau. Kažkaip irgi susijungiam su savanoriais, nebežiūriu tas skaidrės, žinai, tai pasakiau viską, ką pasakiau, ir tada sakau, tai užduokit dar kelis klausimus, gal kažkas yra. Ir jos uždavė klausimus, ir aš tada supratau, kad ten vienų esminių dalykų tai nepasakiau, tiesiog užmiršau. Bet žinai, kadangi jos uždavė klausimus, sakau, tai palaukit, aš dar turiu jums skaidrę parodysiu, ir dar ten, žinai, supažindinau su dar vienu dalyku. Ir taip paskui po to susitikimo galvoju, bet kaip viskas sklandžiai, žinai, aš pati viduj jau būčiau save kaip tarsi, žinai, baudus, kaip tu, Jurga, čia pamiršai 2 labai svarbius dar dalykus paminėti, o jos tiesiog apie tai paklausė. Ir aš galvoju, viskas sujungta, nereik bijoti, žinai, kad kažko tarsi užmiršiu, nepasakysiu ar nepadarysiu. Tai labai su tuo, irgi nepadarimu dabar, nes dabar šiuo metu, kas pas mane vyksta, tai, žinai, aš ruošiuosi knygų mugei ir ruošiuosi per atstumą, nes gyvenu Vokietijoje, o mugė Vilniui. Ir kai aš atvažiuosiu į Vilnių, man bus ten likę kokios, pasiruošimui dar 4 valandos ir viskas, ir nuo ryto jau mugė. Tai labai daug dalykų reiks organizuoti per atstumą ir kad ten sendas būtų paruoštas ir visi daiktai suvežti. Ir žinok, taip ramu. Ir būna, kad protas, žinai, jau taip malasi. Sako maždaug, žiūrėk, čia jau nedaug laiko liko, tu turi ten skambintam žmogui jau klausti, žinai, jau klausk. Bet aš jaučiu, kad ta būsena tokia nerami iš proto. Ir, žinai, ir aš neskambinu, nes kažkaip jaučiu dar ne tai. Ir, žinok, būna, kad, ir laukiu, su tais visais mugės darbais dabar. Ir staiga, ateina kažkoks toks labai švarus, toks labai paprastas impulsas. Jis toks visiškai be jokių per daug emocijų ir jau toks žinojimas, kad dabar reikia skambinti. Ir būna, kad ateina, kad paskambinti tam pačiam žmogui, o būna, kad ateina staiga visai naujas žmogus į idėją, žinai, aš galvoju, tikrai aš jo paklausiu, tai gal jisai gali šito klausimo padėti. Ir dažniausiai, kai paskambinu, ten susišnekam kažkaip, tai paaiškėja, kad kaip tik, žinai, niekaip negalėjau nuspręsti, kokia moteris man galėtų padėti tą paskutinį vakarą, kartu taip ir vizualiai pasižiūrėti, ar aš gerai tą stendą paruošiau, žinai, ir tiesiog draugiškai padėti. Ir vienu momentu, ir galvau, gal tą, ir niekam neskambinu, ir atėjo vienas draugės, tokios visiškai nematytos, žinok, 10 metų, įsivaizduoju, nematytos draugės gyvai, žinai, atėjo mintis, ir aš jos užklausiu, ir jinai sako, taip, kaip norėčiau susitikti, o kaip tik trečiadieniais aš būnu laisva, man yra laisva diena, ir žinai, man ten trečiadienis. Ir galvoju, gerai, pataikiau, viskas. Gerai, ir aš tam mokinuosi, žinok, išlaukti. Atsimeni iš praeito video, kai man sakė išlaukti, dabar mokinuosi išlaukti ir pagauti tą tokį tikslų, tyrą, tokį paprastą momentuką, dabar šitą darbą daryti. Tai sorry, čia tokia ilga kalba. Užkalbėjau, nes iš karto ant temos užvedėjai. Žinai, čia galime pavadinti iš tų mūsų kažkokių įvykių pastarųjų ir ne savaičių, iš tų aktualių.
Tai galėsiu tuoj dar ir pratęs, žinai, nes, kaip sakant, aš taip klausiau tave, žinai, ir galvojau, kad vis tiek mūsų pokalbis neturi nei pradžios, nei pabaigos, realiai, žinai, kaip tarkim, kiti dalykai tokie subtilus būna, kur nėra nei pradžios, nei pabaigos, tai ir mes, žinai, nei mes čia labai pasisveikinam, nei mes ir gal ir net neatsisveikinsim pokalbį. Tai dabar galim pasisveikinti, jeigu ką. Bet man taip galvoju ir patinka, kaip pasakyti, struktūra yra kartais gerai, planas gerai, bet va tokie, žinai, kad kartais su pasisveikinimu pradedam, kartais be pasisveikinimo, žinai, kartais tiesiog va, nuo pokalbio jau viskas įsivažiuoja, aš manau, kad tai yra, gal taip kartais ir paįvairinti, nieko čia tokio, kartais net. Aš tai man patinka įvairovė. Jo, įvairovė ir, tokie, kaip sakyta, labai harmoninga, žinai, natūrali įvairovė. Taip, žinai, daug net nemaščiau aš apie tai, va dabar natūraliai pradėjom kalbėti, tiesiog jungiau ir vis tiek, kiek čia jau kokios 2-3 savaitės, ar ne, mes vėl nekalbėjom, va čia tokie kartais gaunasi ilgesni tarpai, kartais gausis gal trumpesni. Įvairiai, bet per tą laiką vis tiek įvyksta įvykių, žinai, visokių įdomių, aš galvoju. Aš galvoju, gal tu papasakok dabar, bet tu irgi turi labai daug naujų dalykų, naujam darbe, bet per ką tu eini, kas pas tave irgi dar praplėsk šitą savo temą. Kadangi, aišku, tu kalbėjai dabar apie knygų mugę, žinai, kas iš tavo pusės turbūt, tai gal tu nori ir pabaigti. Vis tiek, kaip tau ten sekasi, kad žinai, gal dabar tavo ta mintis yra ant to, tai tu, vis tiek, žinai, čia iš tų aktualių, nes jau ant nosies ta knygų mugė, realiai, jau kiek čia ir beliko. Taip, be galo, man širdį tai yra be galo didžiulis įvykis, žinai, irgi net ateina, visokios, net ašaros, nes labai žmonės padeda, o aš šitoje vietoje be žmonių pagalbos tai nepadaryčiau nieko. Tu dabar irgi dar šiek tiek pertrauksiu, kai tu savanorių parašėjai, labai gerai tokie, žinai, taip paskaičiau ir galvoju, wow, kaip paprasta, iš dalies netgi logiška, iš dalies labai paprasta ir galvoju, žinai, taip labai galėtų būti, žinai, ir tai nėra, kad tik tais žinai, kaip pasakyti, čia tau labai reikia, žinai, kad viskas dabar jau niekaip kitaip, bet čia ir žmonėms labai gera, kaip pasakyti, gera patirtis. Ir aš taip įsivaizduoju, papasakosi, bet labai aš įsivaizduoju, kad daug žmonių turėjo, gal nežinau, kiek tas daug, bet turėjo atsiliepti žmonių. Taip labai viskas atrodė labai vietoje, laiku, taktiškai gražu, žinai, tai papasako, kaip tau ten. Taip, tai dar gal, jeigu šitas video išeis prieš knygų mugę, tai žinokit, spėsit ateiti čia bus vasario patį paskutinį savaitgalį, kai vasaris pereina jau į kovą. Tai jinai prasideda ketvirtadienį, 27 vasario dieną ir baigėsi kovo 2 dieną. Išeis jau tikrai pažadu. Gerai, tai tada žmonės gali tikrai ateiti į Vilniaus knygų mugę, į 4. salę, kur yra vaikų knygos ir surasti stendą, kuris vadinsis Mergaitė ir kristalas. Tiesiog bus parašyta viršuje, kaip būna tvarkingai surašyti visų stendų pavadinimai. Tai, žinai, toks, man labai viduje jaudinantis etapas. Nes, kai tu sakei, kad gal išeitų ir kitaip, tai žinok, aš taip praktiškai matau, kad labai sunkiai man nežinau, ar pavyktų suorganizuoti be žmonių pagalbos. Ir ne tik tai savanorių, irgi apie savanorius tai atėjo natūraliai mintis. Nes irgi aš kažkaip jau brendau, žinai, kad artėja ta knygų mugė ir pradėjau įsivaizduoti, kaip aš ten viena tam stende esu ir kaip aš kažką ten, žinai, ir bendrauju su žmonėm ir bandau, žinai, ten elementariai, ten, žinai, pinigus, grąžas atiduoti ir dar papasakot kažką apie knygą, o dar ateina koks pažįstamas jam labas pasakyti ir aš matau, kad čia reikia 5 jurgų, žinai, kad visą tą vienu metu daryti. Ir tada taip kažkaip natūraliai atėjo mintis, kad man reikia pagalbos. Ir dar, žinai, dar taip gal irgi labiau iš proto galvoju, tai gal draugių kokių, ką čia. Ir staiga, žinai, taip, kad paskelbk
ir pažiūrėk, gal ateis savanorių, gal ateis kažkas padėti. Tai apie 20 turiu, ten tas skaičius 18, 19 kartais ten susisviruoja, bet, taip sakau, 20, komanda 20 žmonių. Ir labai, labai nuostabios savanorės, visos moteris ir, tokios labai kaip išmintingos, su savo patirtimis atėjo, tai aš kartais irgi, čia darom susitikimus ir sakau, man atrodo, jūs šitoj vietoj išmanot daugiau už mane, bet, pasitarkim, aš pasakysiu savo nuomonę, ką galvoju, kaip darom, o jos savo. Tai netgi yra savanorė iš Martyno Mažvydo bibliotekos, kur, yra pati, kaip mūsų, žinai, čia vis tiek knygų mugė, o tai yra pati mūsų iškiliausia biblioteka jau Lietuvoje, tai bibliografija. Tai tikrai išskirtinės nuostabios moteris susirinko o stende ruoštis darbų tai daug, žinai, ne tik tai savanoriai, bet netgi ir kaip jis atrodys, ten šita siena, ten kabės tas, o tas, kas kabės, turi būti pagaminta Lietuvoje, o jeigu jis pagaminta, tai jis turi būti ir atvežta į vietą. Ir tada, žinai, kiek visko suorganizuoti. Ir bus ten skirtukai, ir bus lipdukai prie knygos, ir bus, žinai, ten kažkoks baldas, o palatai padėti skirtukam, juk reikia ten kažkokios, kaip vazos, juk nenumesi krūvos skirtukų, žinai, bet kur. Ir žinok, žinai, ir tada, o palatai, jeigu aš dabar perku Lietuvoje vazą, o tai kur ją atsiūs, žinai, neparašysi Litexpo stendas, mergaitė ir kristalas. Tai, tada ieškau draugių, ar galiu tau nusiųsti namus, ten tas vazas, žinai, ir tuos skirtukus jau tada aš ir galiu ten atsiųsti, ar tu man jos galėsi atvežti, kai aš atvažiuosiu ten tą dieną, tą valandą į Litexpo. Tai tiek daug tų organizacinių darbų. Ir žinai, ir aš taip matau dabar jau taip erdviškai, matau tą stendo erdvę, matau, kad visos sienos ten viskas yra sužiūrėta, matau, kaip daiktai sudėti ir kas tos daiktus, žinai, gamina, atveža. Ar visi sudirbs tuo reikiamą momentu, tą reikiamą valandą, kad įvyktų sklandžiai. Tai žinok, man daug viduj, bet ir toks neapsakomai nuostabus jausmas ateina, kai matau, kaip žmonės padeda, kaip sutinka padėti ir dar net kaip aš taip irgi sugebu pataikyti tuo reikiamą momentu, žinai, kreiptis, nes vis laukiu, dar ne, ir staiga, jau dabar, žinau, jau dabar. Tai turbūt jau viską tada ir pasakiau. Nebent kažkoks įdomus klausimas ateitų tau. O tu pati jau ten žinai, ta prasme, tu jau matei turbūt per nuotraukas, ar ne, tą savo kampą, kur tu ten būsi? Žinok, aš jį tik plane mačiau, man tik atsiuntė, žinai, iš viršaus, kai būna braižyti tie planai, brėžiniai. Tai aš tik mačiau plane, žinau ten jo dydis, toks mažuliukas, tai maždaug įsivaizduoju tada, ką ten galima daryti. Vėl ten atsirado tokia pažįstama, kurios vyras yra dizaineris, paprašiau su juo, ir vėl atėjo mintis paprašyti, gal gali jisai patarti. Tada paaiškėjo, kad jis yra jau labai daug stendų įrenginėjęs, net nežinojau. Ir tada jisai tiesiog man logiškai patarė, kad čia ten tos spintelės nedėk, nes čia eina žmonės, jiem trukdys. Nors man atrodė, žinai, čia kaip tik patogu padėti. Tai sustruktūravo irgi, žinai, vyras profesionalas, viską sudėliojo. Tai taip vyksta. Bet pati stendo nemačiau, aš tik jį galiu bandyti gebėti įsivaizduoti. Tai tokia dėžutė pilka, su sienom ir su grindėm ir viskas. Bus įdomu, dar kai pamatysi, žinai, kai pradėsi skadėliot. Įdomus įvykis, ir dar tiek daug žmonių iš tikrųjų, geras, negalvoju, žinai, beveik 20 žmonių. Bet kelias dienas ir vyksta visas tas. 4 dienas ir aš nedarysiu, kad visi žmonės visas dienas, žinai, ateina. Aš darysiu pamainas, kad žmonės nepavargtų, padėtų po 4 valandas optimaliai. Tai piko dienom, aš matau, kad net 3 pamainų reikia, kad sutilptų, kad, žinai, kad nenuvargint žmonių, tikrai neturiu šito tikslo. Gerai, tai va.
Taip, jaučiu, kad aišku būtų, kaip sakyt, geriausių atveju, žinai, pačiam atvykti, pamatyti būtų labai įdomu. Nu, tau tolokai, taip. Jo, tiek tolokai. Esu kartą buvęs, tikrai tada mes buvom. Tikrai labai geras, įdomus, toks džiugus renginys. Man kadangi irgi patinka knygos ir skaityti, ir tos autorius pamatyti kartais, atpažįsti, čia šitas eini, galvoju, čia jau knygą, labai įdomu. Tikrai šiaip rekomenduotina, žinai, žmonėms vis tiek patirti tą atmosferą, susitikti su savo mylimais autoriais, žinai. Visiems, nors kartą tikrai įdomu patirti, aš irgi esu buvus gal kelis kartus, daugiau gal, bet... Ir labai ten daug yra tų knygų ir tų žmonių ir atrodo kartais taip prasilenkt net nėra kaip jo iš tikrųjų. Aš pasidomėjau, tai žinok 60 000 srautas taip yra apskaičiuota, ateina į Litexpo per tas 4 dienas. Tai visai didelis. Koks didžiulis srautas. Tai ką, Jurga, dar kartą tavo sėkmės ten, ar ne? Bus gera patirtis, labai lauksim irgi tavo, žinai, po to grįžimo, po to komentarų, žinai, kaip viskas praėjo, tiek labai įdomu. Tai va, ką, gerai, kažką iš mano pusės, tai aš esu šiek tiek kaip ir, žinai, susirašęs kažką, kad mūdu dviese panagrinėtumėm, žinai, tos dalykus, taip kažkaip mano vieno yra irgi keletas dalykų, bet taip galvoju, kad nedaryti atskirai, kaip pasakyti, kad aš apie juos kalbėsiu, o po to mūdu abu apie juos kalbėsim, tai iš karto apie juos abu ir pakalbėkim, žinai, nes tiek mano kažkokie išgyvenimai, suvokimai, tai jie vis tiek nėra tik, kažkaip juos sunku būtų vienam apie juos galbūt ir kalbėti, labai tada, žinai, tu klausytum ar ne, žiūrėtum. Taip, aišku, kas yra susijęs su darbu, tai, sakau, ten įvairiausių patirčių, kaip ir minėjau, žinai, tenka patirti, kad pamastyti, žinai, ką kalbėti, ar reikia kalbėti. Žinai, kai kartais, aišku, čia būtų šiek tiek juokinga, jeigu kas nors iš šito darbo žiūrėtų dabar šitą įrašą ir pagalvo, žinai, kaip pasakyti, tai galvotų, ką jis čia turi omenyje, žinai, nes vis tiek, žinai, neini ir nesakai, kuom tu užsiimi, žinai. Daugmaž yra tekę jau pakalbėti, taip, su kai kom. Bet vis tiek labai viską, jeigu iš pradžio atėjau ir galvoju, kad čia dabar reikės, žinai, moteriškas kolektyvas, čia reikės, žinai, gal kažkokių minčių, žinai, paduoti, čia jau būtinai reikės pakalbėti, tai, žinai, tikrai taip nėra, žinai, visi savo reikalais užsiėmė, žinai, nereikia čia ties keisti jau tuoj pat, žinai, visko. Jeigu, kaip sakant, pasitaiko momentas, bent kad kažką, žinai, prieina žmogus, paklausia ar dar kažką, tada jo, bet taip specialiai, kad ten, žinai, kartais įsivaizduoji, kad, čia turbūt dabar man reikia eiti ir kalbėti, tikrai nereikia, kartais, kaip ir sakai, reikia ir pajausti, reikia, iš tikrųjų pajausti, reikia čia dabar kažką, kartais geriau netgi patylėti, nes vien tas buvimas, vien kartais tos būsenos, žinai, tas... Žinoma, kartais mums kalbėti, kartais reikia kalbėti, kartais nereikia, o tos kosminės sąmonės, jos tiesiog veikia, tos sąmonės jos darbuojasi ten, žinai, jau toj erdvėje, tai žinai, ten su darbu, kas yra, su to veikla susiję, tai visko vyksta. O tu mums neišduosi, ką tu dirbi? Aš nebuvau minėjęs. Ten yra, vienu žodžiu, aš esu kaip vadybininkas, ekspeditorius ir tiksliau vežioju tyrimus į laboratoriją. Nuvažiuoju kokią kliniką, tu ten turi surinkti kraujo tyrimai, įvairiausi tyrimai ir jūs turi pervežti į laboratoriją, tiesiog toks įdomus darbas, nežinau, niekad taip net nepagalvojau, kad, žinai, teks kažkom tuom užsiimti, bet aš kažko panašaus ir panorėjau, jeigu taip atvirai, tuo momentu, nes norėjau, kad prasideda vėliau, kad man liktų laiko pasidaryti savo dalykus, kad aš, nes ir ten jis nėra apkrautas, tu turi daug važiuoti, o kol vairuoju, aš galiu daug kitų dalykų pasidaryti, yra tokie dideli atstumai po to,
Tai, nu, labai man patiko, labai viskas galvoju, žinai, ir šiaip etapas buvo, kad vat, norėjau išeiti į tokią aplinką, į kitus žmonės, kaip sakant, žinai, laikas buvo išeiti. Tai labai gerai, man patinka ir, nu, tikrai viskas, stebiu, kaip viskas dėliojasi ir pats, aišku, stengiuosi kuo produktyviau išnaudoti tą laiką. Nu, super, labai gerai skamba. Jo, va, taip ir, reiškia, taip ir norėjau, kad nuskambėtų taip. Kartais nepavyksta perduoti taip, kaip aš jaučiu, žinai, kartais, nu, darbas. Čia iš tikrųjų, man džiaugiuosi. Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad va tokiu darbu galėčiau, žinai, džiaugtis arba tą prasme išnaudoti jį kažkaip, žinai. Tai, man labai patinka tavo požiūris, kad tu, nu, vat, supranti, kad darbe kažkurios vietos yra, kurias galima dar efektyviau panaudoti. Tai, žinai, aš visą laiką galvoju apie šitas vietas, kai, nu, kartais žmonės kažkokį dirba darbą, ten, nu, kad ir ten kokie, nežinau, budėjimai, nu, kur nėra ką veikti, nu, tiesiog laukti. Ir aš galvoju, ar įdomu, ar visi žmonės supranta, kad šitas laikas yra be galo vertingas, nes jiems už jį moka pinigus, o jie dar gali jį naudoti ir savo reikmėm, ten kažką, kas įdomu klausytis, skaityti ir patys augti ir tobulėti. Tai aš suprantu, kad tu vat, taip ir naudoji. Aš tai taip ir naudoju, iš tikrųjų stengia. Iš pradžių tai nepavyko taip, kaip aš buvau numanęs, nes, nu, vis tiek tos kartais situacijos ir tos, kaip darbinės situacijos, kartais išmuša, žinai, reikia ir mąstyti, galvoti apie tuos dalykus. Išmuša, kad ir nori, nebegaliu susikaupti tą, galbūt apie tuos kitus reikalus, žinai, pamastyti ar ten parašyti, bet va dabar jau praėjus keliom savaitėms, jau beveik mėnuo, tai jau dabar, va, ypač tos ilgesnės kelionės jau man patinka, jau galiu dabar, va, tokia, nu, jau, kaip sakyti, tą dalyką aš ir palieku tos darbus, ten aš jau galiu persiorientuoti, žinai, ir tos reakcijos kitaip jau ir, ir tame darbe, nu labai toks, nu žinai, iš tos pusės labai, matai, ir skamba fainai čia, va, jeigu aš taip suprantu jį, bet aš aišku suprantu, kad, va, nu galbūt žmonės va, ten klauso ir galvoja, nu, ta prasme, tu ten, nu, žinai, dirbi ir ten nematytų jokio malonumo, nes, nu, galbūt, žinai, kiti žiūri į finansą, žinai, nu, nes tu, taip, ten tu daug, nu, kaip pasakyti, nu, gal daugiau negu minimumas, taip, bet ten, nu, žinai, kurjerio, tarkim, toks darbas, kurį tu, nu, tu gauni tiek, kiek tu gauni. Ir taip, iš jo, nu, tarkim, ten išgyventi, šeimą išlaikyti iš tokio atlyginimo, taip, nu, nepavyktų, manau, taip, mes turim kažką, nu, veikiam papildomai. Čia taip, nėra, taip, bet taip, čia ne apie tai. Čia ne apie finansus, aš suprantu, kurį žiūrėti tokį darbą iš tos pusės, tai taip, tada to smagumo gal mažiau lieka, jeigu tu dar nori iš jo ir išgyventi, žinai, bet, nu, kadangi tai nėra tas mūsų pagrindinis, tas finansinis šaltinis, tai aš galiu jį, vat, ir taip jį pažiūrėti. Kas, nu, bet kokiu atveju, tai pažiūrėti jį būtų gerai, kartais tu gali, vat, nu, jį panaudoti, tu dirbi čia, bet tu gali kažkur kitur dar tos finansus, kaip ir, nu, kaip ir sakom, ar ne, išnaudoti papildomai dar tą laisvą laiką, žinai, vis tiek kažką dar veikdamas, nu, čia labai... Vairuoji, jau gali klausytis kažkokią paskaitą, ar ten, nežinau, ar meditaciją, nu ir viskas, ir tai jau tu panaudoji tą laiką savo. Nors aš visada, kad ir kur, kad ar aš buvau sąmoningume tam ir nebuvau, kažkur važinėdavau, kaip užsienyje, kai dar dirbau kažkada, tai irgi, nu, visada tą suprasdavau, ypač, nu, man labai patikdavo vairuoti ir tas ilgas atstumas ir aš, kaip ir sakai, įsijungdavau, vis tiek, ką nors klausydavau, ką nors, kad galvoju, biški šiek tiek, žinai, pasisemtų žinių dar, žinai, papildomai, nu, vis tiek tas požiūris, jeigu jis yra, nu, jis niekur ir nedings, ir, žinai, ir gal po kažkiek metų, jeigu tau prireikia, žinai, ateina tie, kaip sakyti, dividendai arba ta nauda, žinai, šitų visų kažkokių, kai, va, žinai, va, prasivėrė kažkada tas toks suvokimas, žinojimas, atėjo žmonės, susidėlėjo aplinkybės, žinai, o aš galbūt ir pamiršau, kad aš kažkada ten dieną iš dienos važiuodamas klausydavau, sekdavau, žiūrėdavau, rašydavau, mąstydavau, žinai, keisdavau tos įpročius, žinai, stengdavausi visada atkreipdėmėsi, nes visą dieną su savimi esu, tai, nu, tai kada geriau negu tom aplinkybėm, žinai. Kaip tau atrodo šitai vietai? Bet man taip ir atrodo, kad, žinai, man atrodo, kad kiekvieną minutę savo dienoj verta panaudoti kuo taip savo irgi, nu, naudingiau, tikslingiau. Čia tik tai kaip žmogus supranta, žinai, kas jam naudinga.
aš kažkaip visą laiką, taip pragyvenu dieną ir tada dažnai vakare pasižiūriu, ar aš toj dienoj padariau tai, kas mane džiugino, man svarbu kažką per dieną irgi padaryti savo, kas mane džiugino, ar aš padariau tai, kas mane truputį jau pastumėjo į priekį, į tuos tikslus, kuriuos aš einu, ir turbūt ir viskas. Ir aišku, ir ar per tai aš paaugau, tai aš visą laiką darau dienos pabaigoje, jau, prieš užmiegant tokią savo galvoj peržiūrą, ir aš taip, tarsi taip uždedu pliusiuką, jeigu šitie dalykai su 2 nutiko, aš uždedu pliusiuką ir pasakau savo, kaip puikiai praleidai Jurga dieną. Jeigu kartais matau, kad visą dieną kažką dariau ir nebuvo nei vieno džiuginančio dalyko, tai irgi negerai, nes matau, kaip tiesiog kartais tada pervargsti nuo savo darbų, jeigu tave nieks nebedžiugina visą dieną ir paskui kokios 3 tokios dienos, savaitė ir viskas, ir prarandi kažkokį bendrą džiaugsmą ir ėjimą ten, kur tu nori eiti. Tai man tas irgi svarbu, kad nors kas būtų, kas mane džiugino, nors mažutis dalykas, ir svarbu, kad tai ar aš padariau jau dėl savo tikslo kažkokio, kurį vis tiek turiu galvoj, kur aš einu ar ne. Nes vėl, jeigu man diena praėjo ir nieko nepadariau, aš tai sugebu net sekmadieniais padaryti. Bet ne tai, kad darbą kažkokį rimtą, bet sekmadienis, laisva diena, jau tokia nieko nepadarau, bet tai gal galiu apie tai truputį pasidomėti internete, galiu kažką internete pasižiūrėti tokį savo edukaciją, bet ta tema, kuri dabar mane domina ir kurią aš, sakykime, einu kažkur savo į priekį, savo ten tuo keliu. Tai va. Mhm. Ir man tada, tą, ką pasakojai, atrodo, kad jeigu taip žmogus turi kažkokias apžvalgas dienos pabaigoje, kaip jam sekėsi, kad ir ką jisai veiktų, kad ir kokio jisai būtų masto kažkoks super svarbus žmogus, arba visiškai turėtų, vienas pats savo ir kažkokį darbą, visiškai nesvarbu. Bet jeigu jisai atranda dienos pabaigoje, kad aš nugyvenau tą dieną pagal save kažkaip teisingai, tai man atrodo, kad čia ir esmė. O kaip ten teisingai pas visus skirtingas yra suvokimas ir šitas irgi viskas gerai. Aš taip tavęs klausiau ir galvoju, žmonės, tarkim, labai tai tokia, atrodo, išsemta tema yra eskaluojama, kad žmogus turi dirbti mėgstamą darbą, jeigu jis nemėgsta to darbo, tai, žiūrėti jau kito darbo, galbūt, kaip ir sakai, jeigu nėra kas džiugintų ir taip toliau, tai ir vis galvoju, kaip šitoje vietoje būtų taip irgi galima galbūt pasakyti, ar gal čia nereiktų, nieko, vis tiek žmonės, yra situacijų, dėl kurių jie galbūt turi būti, aišku, tame darbe, ir kuris jiems nelabai patinka. Ir čia irgi yra, nes tokios yra situacijos, aš galiu sakyti, taip, ir jie galbūt net manęs nesupras, sakys, ką tu čia šneki, tu čia visai kitaip supranti. Ir tai turbūt yra normalu, norėčiau sakyti, bet vėlgi taip atrodo prieš savo tokį, normalu galbūt yra iki tam tikros ribos, jeigu žmogus supranta, kad jis gali keisti situaciją. Ir dabar šita mano situacija yra normalu, bet aš ją pakeisiu. Kad dabar aš turiu dirbti, nes aš turiu susimokėti. Bet jeigu jis galvoja, kad jis nieko keisti negali ir tai yra normalu, nes tipo taip. Taip, va čia teisingai, va čia tai ne tas mąstymas. Čia aš jau nebesutikčiau, kad, visi taip dirba, ir aš, visi ten vargsta, ta prasme, ar dar kažką, va čia jau ir nėra normalu. Jeigu tu supranti, kad tu gali ateiti keisti situaciją, dabar turiu padirbėti, kad ateiti taip ir taip, tada mes galim kalbėti. O jeigu, tai gal čia ar ne? Tai labai svarbu, man atrodo, susivokti, tą atsakomybę. Tai čia toks žodis dažnai juos žmonės gąsdina, bet tai yra tiesiog atsakingumas tame, ką aš darau. Tai atsakingumas už tai, kad aš renkuosi eiti į šitą darbą ir jį daryti. Ir kaip tu sakai, galiu ir suvokti, kad šiaip aš galiu keisti.
Ir tai nėra, kad ne, ten man neįmanoma, nėra jokių kitokių ten variantų, tai čia tikrai netiesa, visą laiką viskas įmanoma. Kitas dalykas, bet jeigu aš renkuosi, kaip irgi sakai, nu, va, dėl šito momento, kuris gal man, aš turiu planų į ateitį dar kitokių, tai nu, visai kitas suvokimas, eiti į darbą ir suvokti, aš renkuosi, o ne dėl to, kad nežinau, nu čia nuskambėjo žadintuvas ir dabar mane žadintuvas verčia. Jo, čia taip man lemta, bet čia tai yra tas toks, nu, be augimo mąstymas. O jeigu aš renkuosi, tai aš renkuosi ir viskas. Ir galima keisti, suvokti, kad galima keisti iš tikrųjų ne tik tai situaciją, bet galima keisti save toje situacijoje irgi. Ir jeigu aš renkuosi keisti save šitoje situacijoje, tai yra didžiulis augimas, nes, sakykime, gal man kažkoks nepatinka ten vadovas, gal kažkoks kolega, gal kažkoks konkretus darbas nepatinka, tai aš renkuosi save keisti šitoj situacijoje. Aš visą laiką, nu, bet irgi renkuosi save keisti. Jeigu matau, kad tikrai gyvenimas mane prispaudė ir tikrai įstatė į tokią situaciją, kur man kažkas ten netinka, tai aš tada renkuosi save keisti ir renkuosi ir žiūriu, žinai, ar man kažkaip kitaip reikia elgtis, ar kitaip mąstyti. Nu, kažką, vadinasi, man reikia savyje keisti, kad ta situacija man irgi pasidarytų normali, o gal net džiugi iš tos, kuri dabar labai nepatinka. Mhm. Aš, žinai, gal nuskambės vėlgi kažkaip čia, nežinau. Tai nesvarbu, kaip. Pagirūniškai, ar kažkaip net nežinau, kaip čia nuskambės. Nu, čia aš negaliu to pakeisti, kaip žmonės tą priims, aišku, čia jau kiekvienas priims palei save, bet ta prasme aš noriu labai iš tokios, nežinau, motyvuojančios gal pozicijos pasakyti, ar gal iš tokios kitokios pozicijos, kad, nu, man va šita situacija su šituo darbu labai tokia, man atrodo aplamai labai lengva, nes dabar jaučiuos labai neprisirišęs prie to darbo. Nu, kaip pasakyti, net nebematau, kad seniau būdavo, kad dabar vieną darbą turiu ir aš negaliu nieko keisti, aš negaliu judėti, nes aš nedaug dievė neteksiu darbo. Nu, ta prasme, taip, aš suprantu, kad taip, tu gali, nu, visada reikia mąstyti, nu, taip, nesišvaistyti, galbūt taip, planuotis, kad, šiandien einu, rytoj neinu į darbą, žinai, ne apie tai, o apie tai, kad, nu, viskas yra šiek tiek laisviau, kažkaip norėjau to darbo. Nu, taip, jis gal nėra kažkokio vadovo darbas, taip, nu, iki jų reikėtų gal kitus žingsnius dėti, bet jeigu aš jį orientuočiaus, aš žinau, kad aš jį pasiekčiau. Bet dabar man reikėjo va tokio darbo ir jis atsirado. Nu, realiai, pirmas nusiųstas CV ir iškart paskambino ir nuo jo. Nors prieš mane, žiūriu, buvo siūsta virš 50 CV. Ta prasme, kokia tikimybė buvo, aš net nežinau, kad mane tai pakvies ir, nu taip, ten buvo daugiau tų kandidatų. Aš labai pasitikinčiai nuėjau ir aš jaučiau, kad aš jį turėsiu. Ir aš pakalbėjau viską, aš matau, kaip jo į mane žiūri ir viskas tvarkoja. Aš atvirai, nuoširdžiai, iškart rodžiau iniciatyvą, žinau, ko reikia tuo momentu man pasakyti, ką reikia pasakyti, ką reikia padaryti. Galbūt, kad aš jau, žinai, parodyčiau ir įtikinčiau. Ir viskas. Ir aš įsivaizduoju, kad bet aš aišku, šalia to aš labai jaučiau, jeigu kuriejas nori, kad aš čia būčiau, aš esu ramus dėl to, aš vis tiek čia būsiu, žinai. Čia va du dalykai, žinai. Du dalykai. Ir aš žinau, ir labai įėjau šitą darbą ir viskas. Ir aš taip jaučiuosi, žinai, neprisirišęs prie jo, kad jeigu reikės keisti ar kažką daryti, aš labai lengvai, eisiu toliau. Žinai, aišku, sakau, reikia planuoti, reikia viską daryti, bet nėra prisirišimo prie darbo. Nežinau, kaip jį reikia taip man apibūdinti, bet nejaučiu to prisirišimo ir labai lengvai, aš kažkiek visada jį taip lengvai galvoju, ne, viskas, atėjo laikas, reikia keisti. Ne kartą esu tai padaręs, bet šį kartą aš jį ir suvokiu taip labai paprastai. Atėjo darbas, man reikia kažką padaryti, taip ir reikės keisti, reikės ir keisti, aišku. Sakau, tas turbūt yra pasitikėjimas, gal dar kažkas susideda, daug dalykų. Nežinau, nebenoriu toliau plėstis, bet jeigu kas pagavo tą mintį, bet tai neturėtų būti tokio baimės keisti darbą arba baimės aplamai kažką keisti, žinai. Taip, labai, man atrodo, labai pagavom, kad ir tu esi toj vietoj tuo metu, kur reikia tau būti ir taip, ir kad viską visą laiką įmanoma keisti. Man tai gražus tas suvokimas pas žmonės, kai
Aš, žinok, stengiuosi savį tokį kažkaip visą laiką turėti, kad absoliučiai viską visada įmanoma keisti ir tik tai vėl aš renkuosi pagal savo situaciją, pagal norą, žiūriu, ar tą reikia man keisti, ar aš palieku kaip yra, bet aš, žinok, mėgstu būti neprisirišus prie nieko. Gal čia bus mane per daug irgi, nes man atrodo, nei namai neturi būti, kas pririša. Iš dalies nei šeima, bet žinai, šeima iš tos pusės, kad kartais žmogus taip įsikabina į savo šeimos narius, kad atrodo, kad be jų jisai negalėtų gyventi. Tai irgi, man atrodo, jeigu šeimos nariai ten, nežinau, nori eiti, tai tu turi leisti jam eiti. Ir visi darbai, visi projektai, profesijos, už tai aš esu labai daug profesijų pakeitus per savo gyvenimą, labai skirtingų ir keistų, kad aš tiesiog paleidžiu ir suprantu, kad aš jau ten išsiėmiau ir man viduj nebeįdomu. Ir nors yra padarytas ten, nežinau, 7 metų su visa ten kokia nors karjera didžiulis indėlis, man nebeįdomu ir viskas, ir to pasakyti, aš vadinasi turiu keisti ir kažką gal pradėti nuo nulio. Tai man tas toks laisvė keisti labai rezonuoja, ką tu sakai. Labai tas ir jaučias, kai mes kalbam, jau žinai, tos laisvos tokios, nežinau, mintis ir tas pats požiūris, tai jis irgi sieja mūsų, tą suvokimą, aišku, labai. Ir aš dar taip mąstau, kad visada galima paaukoti gerą vardan geresnio. Žinai, tas yra tobulėjimas, tai evoliucija, kažkas tokio. Taip, vėlgi čia šalia to norisi pasakyti, kad nėra taip aišku, kad aš dabar išeinu į niekur ir sėdžiu ir laukiu kažko. Faktas, kad ruošiuos, darau, čia labai daug darbo, labai daug reikia ir kompleksų, ir įsitikinimų praeiti. Čia, žinai, mes apie tą nekalbam, čia yra ta visada ta tokia tamsioji pusė, žinai, kur apie ją nekalbam, bet čia yra tas darbas. Čia yra tas taip, kad aš motyvuotai einu, keičiu, darau. Labai gražiai viskas manim atsistoja už nugaro, žinai, kurie mane palaiko. Gerai, išėjom. Ką dabar? Dabar dirbsim. Supratau. Gerai, mes atgal. Tai esmė, kad ne tai, kad gražiai viskas skamba, kad taip reikia daug darbo, įdėti daug prieš tą kolektyvinę sąmonę, reikia kartais yra eiti prieš ją, tiesiog, žinai, su to tokiu mąstymu. Bet su laiku, reikia laiko, bet rezultatai jie vis tiek pasimato po truputėlį, nors, sakau, nuolat dar tenka vis tada kvestionuoti ir to nerimo būna faktas. Bet yra įrankiai, kurie padeda, dėl to mes ir pasirinkom ir patys ir tam tos tikrus mokymus ir tą suvokimą ir kai tu suvoki, kai tu esi sąmonė, kai tu pats gali keisti, kai tu bendradarbiauti gali su kitom sąmonėm. Ta prasme, čia yra labai labai apipintas tas toks, žinai, kai mes kalbam apie kažkokį darbą ar verslą, labai labai sužeminam tą dalyką, bet tai yra didžiuliai, daug dėsnių, daug principų, daug sąmonių, kurios veikia vienaip ar kitaip, padeda tau sukurti, tau, aišku, kai jau patys, su tom tikrom pamokom mums patiems ir iššūkiai, žinai, kaip be būtų mes, ką susikuriam, tą patys ir turim. Nėra to, kad dabar man sekasi ar nesiseka ir dėl to yra kaltas likimas, dėl to kalti mano tėvai ar dar kažkas. Dėl to keitimo, tai aš pastebiu, kad jeigu galva kažkam bus naudinga, viskas prasideda nuo minties ir pirmiausia, tai tu turi sau leisti mintį šitoj vietoj, vėl kas tai bebūtų, nežinau, ten santykiai, darbas, finansinė padėtis, gyvenama vieta, tai prasideda viskas nuo minties, kad aš norėčiau šitą vietą keisti, bet, pavyzdžiui, nežinau net kaip. Ir netgi tokia mintis, jinai jau yra impulsas į tą pokytį. Nes aš tikrai esu gyvenime ne kartą pripažinus savo šitos dalykus įvairiuose srityse, kad man iš tikrųjų šitaip netinka, kaip yra, netinka. Sąžiningai sakau viduj savo, kad netinka, nes ir tai yra daug, kai tu pati savo tą pripažįsti. Ir tada aš norėčiau keisti, bet kaip nežinau.
ir kur, nežinau, ir į ką, kaip, nieko nežinau. Ir žinai, kai bet jau savo pripažįsti šitos dalykus, tai aš tikrai sakyčiau, kad gyvenime visą laiką, jau tu pajudi link to pokyčio. Jau pajudi, jau tau pradeda ateiti situacijos, galimybės, kažkokie tai visai kitokie dalykai, įvykiai. Nebūtinai jie ateis rytoj, gali būti, kad teks palaukti, bet kai tokios mintis jau savo išsakai, tai kažkaip tai viskas ir juda tada tą linkme. Be šitų minčių aš nežinau, ar įmanomas tas pokytis, nebent jau kūrėjui, žinai, reikia, kad tu būtinai keistumėsi, tai jau tada pakutena. Gerai tu ir pasakei, nes per tą visiek, kiek čia dabar metų, visiek esame, yra toj bendruomeniai, žinai, visi, ir šiaip, žinai, matai, kiek visko įvyksta. Įvairiausiais keliais, nėra vienintelio, kuris vyktų, man, tau ir visiems. Bet vienam taip, kitam šiek tiek kitaip buvo. Žinai, labai labai įvairiai, čia irgi, kad neprisirištumėm, kad, žinai, būna tik visi, viena patirtimi visada einam. Aišku, kad ne, žinai, kiekvienas iš savo, kitam taip, kitam, bet, dabar, aišku, pakalbėjom apie kad galima keisti, žinai, kad reikia nebijot keisti, o dabar, aišku, ko reikia tam pokyčiai, žinai, ko mums reikia, aišku, reikia disciplinos. Čia toks vienas iš tokių esminių, nelabai mėgstamų dalykų pas daugelį turbūt, bet labai reikalingas dalykas disciplina ir mūsų vakarą, žmona man vakar atsinešė, aš darbuoju, žinai, irgi čia namie, ir atsiunčia, žinai, voice message ir, žinai, pamastymai apie discipliną jie atėjo, žinai. Ir disciplina, kuom skiriasi vyrų disciplina ir moterų disciplina. Iš tikrųjų, kad ne kad kuom skiriasi pradžioje, bet kad pajauti, kad skiriasi ta disciplina. Ir aš po to tai pradėjau matyti, sako, tu mąstyk iš savo pusės, žinai, jį iš savo. Ir iš moterų pusės labiau ta disciplina yra, kai moteris labiau jį apmąsto, žinai, dabar nori tą veikti ar nenori. Toks, ji taip pajuto, žinai, žmona, kad būna, kad gali pasiruošti tam ir kai jau pasiruošė, žinai, veikia. Taip, bent jau taip pajuto, kad taip turėtų būti. O iš vyrų pusės reikia tos labiau tokios, kad, žinai, pradedu daryti ir tada pajuntu, kad, žinai, kad reikia daryti. Ne kad, žinai, ne ta, kad per jausmą, kad turiu išjaust, kad noriu daryti, o tai, kad einu darau ir tada jaučiu, kad reikia daryti, žinai, per tą tokią valią, per tą ryžtą. Tai aš taip, žinai, trumpai, bet aš labai pajutau, kad tai yra labai, labai tiesa iš vienos pusės, nes tai, kas liečia, žinai, mane kartais aš irgi būna kaip mastai, lauki, žinai, galvoji, pajusiu, žinai, tu atei žinojimas, kad man reikia, žinai, kažką paskambinti kažkam, žinai, bet jaučiu, kad, čia jau stumia, kad tiesiog tu turi daryti. O kaip tu jauti šitą vietą, žinai, kaip tu taip klausėjai dabar? Dabar ką pasakėjai, tai aš jaučiu, aš žinok, dirbu abiejais metodais, ir to vyriškų, ir moteriškų, bet šiuo paskutiniu metu tai moteriškų labiau, kad išlaukiu, aha, dabar jau tą darau. O būna kartais, kad, jau man atrodo, tikrai šitą dalyką reikia daryti, jau reikia krūtinti ten visus ir taip tarsi, taip stingu, taip nesinori, taip gal ir energijos tam nėra, tai būna ir tada aš žinau, kad jau reikia vis tiek jį pradėti daryti, kitaip bus vėlavimai, pradedu daryti. Ir tada kažkas užsikuria ir jau tada, jau čia po pusvalandžio jau patenkinta, jau čia viską darau, o po kelių valandų jau džiaugiuosi rezultatu, kad čia viskas labai gerai. Tai aš tikrai abiejais, žinok, veikiu metodais. Tai aš irgi taip galvoju, kad aš net apie tave ir pagalvoju, aš galvoju, Jurga, turbūt, jeigu ne vyriškų metodų, tai gal abiejais, bet tikrai ne moteriškų metodų. Bet įdomu, taip, aš nežinau, čia, žinai, ne jokia nepaslaptis. Aš pati jaučiu, kad aš kažkaip tai turiu tų vyriškų energijų pas save daug ir įdomu, irgi kaip tai veikia, kaip tai nutinka, bet, aš kartais jaučiu ir manau, kad kai nebuvau sąmoninga, tai
ta moteriška pusė tai buvo labai smarkiai užsidariusi. Tai va, ir buvau dabar- toks karys, žinai, o paskui vat, aš pradėjau ieškoti to kario, nu, jo tokio minkštumo irgi tam kary ir suradau tą kažkokį savo esamą balansą. Tu labai gerai paminėjai, bet esminis žodis gal ir buvo sąmoningumo, kol nebuvo, nes, vat, nu, aš taip iškart man asociacija kažkokia į, žinai, 90-uosius ir dar seniau, kai, žinai, nebuvo atskirties, nu, kaip sakant, ar moteris, ar ne moteris, dirbo, žinai, ir, kaip sakant, sunkiai ir viską ir taip toliau. O kai tas sąmoningumas auga ir aš taip pat įsivaizduoju, kad tai, vat, tas pajautimas, kaip moteris save turi, žinai, išreikšti, kaip, nu, ta disciplina reikalinga, bet vat kokia ta disciplina, žinai, kaip jį išsireiškia, kaip jį pasireiškia, gal vis augant sąmoningumui, žinai, tai pasimato, žinai. Tai žinai, kai tu dabar pasakei, tai man taip juokingai skambės, bet aš kažkuriam savo gyvenimo laikotarpį tai labai disciplinuotai siekiau moteriškumo. Tai atrodo nesuderinami dalykai, bet tikrai, aš skaičiau paskaitas, nu, klausiausi paskaitas ten daugiausiai viską internete, supratau, ką reikėtų daryti ir, žinai, ir viduje nenoriu tą daryti, bet darydavau, disciplinuotai darydavau, kad ateitų ir ta moteriška energija, tai tikrai. Čia kad lauktų aną kartą, kai mes kalbėjom, tu sakei, kad disciplinuotai ieškojau vyro. Čia tas etapas sutampa. Sutampa, jo, tai nes aš norėjau turėti kažkokį, žinai, fainą partnerį ir supratau, kad, man trūksta moteriškumo, kad aš esu karys. tai man reikia, jį surasti. Ir taip, ir disciplinuotai, žinai, jo ieškojau ir mokiausi, bet to pačiu, aišku, ir žiūrėdavau, tai kokius pritraukiu jau dabar, žinai, partnerius, jau kokius pritraukiu. Jau tinkami man ar ne? Nu jo, čia netgi gali būti, sakau, dar kita tema, va tas, žinai, nežinau, kiek jie aktuali, bet vyriškumas, moteriškumas, žinai, vat kaip jos irgi kartais pažadint, kartais, dėl įvairių gyvenimo situacijų iš seniau tie dalykai užsiveria, o gal kartais net nėra atsivėrę, žinai, kaip yra. Tai man tai labai įdomi ta tema, dabar vėl, jeigu užkabinsim čia, aš Violetos knygoje paskutiniai, kur tie 2 gyvenimai, ten perskaičiau ir man taip iš karto tuo metu surezonavo, kad, vis dėlto, kai apsijungia vyriška ir moteriška energijos, kad, kažkokioj bendroj veikloj galima daugiau tarsi išsiskleisti, kažkaip, daugiau, plačiau išsiskleisti. Ten aš nepasakysiu tiksliai, kaip buvo aprašyta, man tada taip surezonavo ir aš už tai, pavyzdžiui, be galo džiaugiuosi, kad, mes kalbamės dviese ir, žinai, tu atstovauji vyrišką energiją, aš moterišką ir aš labai džiaugiuosi ir man tai buvo įdomu iš tos knygos tą išgirsti ir bandyti, žinai, tą bandyti ir tarsi pasižiūrėti, ar tikrai, ar man tai tinka. Tai aš čia irgi jau turbūt pasakau, kad aš net savo vyrui irgi pasiūliau susirasti partnerę verslo moterį, nes sakau, tai ir tu apsijung, bandykit, žiūrėkit, kaip tos energijos iš tikrųjų gali dar dėrėti ir ką jos gali duoti. Nes aš viduj, tai aš, žinok, visiškai jaučiu, kad 2 moterų pokalbis yra absoliučiai kitoks negu mūsų. Man labai patinka, kaip tu irgi tokia kaip struktūra, tokį aiškumą vis duodi. Aš ten jau kažką jau jau nuplaukiu, o tu vėl gerai susistatom dabar ir toliau važiuojam. Tai man be galo patinka ir aš manau, kad daug dalykų aš dar net nematau, kaip vis dėlto apsijungia ta vyriška ir moteriška energija, kad ir šituose pokalbiuose. Taip, sutikčiau su tuo irgi. Irgi galvoju, žinai, dabar tu kalbėjai ir gal kiek tai dar keisis, kiek tai dar keičiasi, bet čia ir tokie niuansai, kur gal su laiku, žinai, dar pasimatys, ir kur yra tik tais moteriški, žinai, kur galbūt vyriški. Gal ateityje mes, kai kalbam, mes tokiais įsireiškimais kaip nauja visatinė realybė, tai ten gal būti dar visai kitaip, ar ne? Bet žinoma, taip. Čia
kaip pasakyti, mes veikiam, kuriam ir pradedam, šiek tiek įnešti iš ten, kažkaip taip, žinai, toks yra balansas tarp, nežinau, gal ne balansas, bet, taip jau apsijungia, kažkas naujo, bet negalim visai paneigti ir to seną. Kaip ir, žinai, čia yra moteriška, čia yra vyriška, vyras ten vis tiek, jis turi, žinai, jis per tą ryštą, jam reiktų, kad ir per valią, kad nebūtų to sąstingio, man irgi aktualus buvo dalykas, kad neužsisėdėti sąstingę, ko aš taip irgi net nepastebėjau, atrodo visada mėgdavau save išstumti iš tų komforto zonų, bet pasirodo, žinai, tai yra labai svarbu, tai apipinti viską reikia, taip dar žiūrėti labai žemiškai, sąmoningai. Aš manau, kad gal tikrai ir kažkada net ir bus ir ta žemė tokia, kad, pavyzdžiui, tos visiškai energijos bus absoliučiai, nežinau, kažkokios vienodos, ten lygiavertės, gal tai irgi kaip atvira visom galimybėm, tegul vyksta pagal kurio planą viskas, kas turi vykti, bet šiai dienai įdomus tas apsijungimas tų dviejų energijų ir kaip jisai veikia. Bet čia labai pajutau tokį užkabinai šiek tiek, pamastyti, kaip galėtų būti ateityje, žinai, kaip galėtų būti, nes mes gavome, irgi žinutę, kad turėtumėm su žmona labiau mąstyti į ateitį. Aš įsivaizduoju, kad čia visi mes taip turėtum, kas iš vis mastom, kad bus tokia ateitis, bus tokia nauja visatinė realybė, tai mes turim mąstyti, nes mes realiai ir išmąstysim ją, kaip beskambėtų, žinai, nežinau, keistai gal, bet atrodo pasakė, atrodo dabar turiu laiko, važiuoju, žinai, galėčiau pamąstyti, bet kaip nelengva yra, nes atrodo mintis jos, žinai, atrodo jau mąstau kaip ir apie ateitį, kaip galėtų būti, kaip galėtų dėliotis, ten, žinai, tam tikrus niuansus dėlioju. Čia bus vis tiek ir Violetos tęstiniai mokymai, žinai, kaip jie man atėjo šiai pasiūlymai, apie ką aš turėčiau mąstyti. Galvoju, gerai, eik tu savo, kaip sunku, atrodo, wow, taip, nes vis kai kažką mąstau labiau į ateitį tokio, tai vis nusinešu to prieskonio iš dabarties. Ir tavim pakalbėsiu, žinai, ar taip, žinai, kaip yra mąstymas apie ateitį, nes, ten tokius, atrodo, jau pajaučiu, gerai, kaip tos energijos galėtų dėlioti. Kaip ir tu pasakai, vyriška moteriška, jūs apsijung, žinai, reikėtų nueiti, tai, ne, vis tiek grįžtų ten, žinai, tai žinai, ten, kaip su Žalgiriu bus kitais metais, surinks pirmąją komplektaciją, ar vėl sugrįžti. Ir kažkur, pala, ne, čia ne ta ateitis, ne apie tą ateitį man reikia galvoti kitais metais. Ta prasme, kaip, čia ir yra, aš, aišku, priejau tokių, žinai, irgi pamąstymą. Faktas, kad čia yra įgūdis, čia reikia mąstyti, čia reikia mąstymą lavinti. Jeigu aš iš to seno nugaudau, aš net nepakylu kažkiek nepakyliu to sąmoningumo. Ir aš taip 2 valandas, mano ta kelionė pirmyn atgal, tai jau dienos pabaiga užtrunka 2 valandas, beveik 2 valandas. Ir aš nepasidaviau, nors tam pirmą tą valandą realiai vos nevyko kova, žinai, su tais senom mintim. Grįžtant vis tiek įvyko tas toks praėjimas ir iš karto ramiau, geriau pasidarė. Ir tada pradėjau rašyti. Ėmiau telefoną, aišku, vairuojant. Geriau, taip, neėmiau telefoną, o paėmiau įrašinėti. Ir įrašinėjau, kokios mintis ateina. Tiesiog įrašinėjau. Ir pasidžiaugiau, bet kiek reikėjo dirbti link to, kad pramučiau tą, atrodo, žinai, tas lubas ir išeičiau tai tuos apmąstymus ir pačiam, kad būtų ramu. Kad pajaučiau, kad tai yra apie tai. Tai man tokie buvo apie ateitį, susidūriau su tokia, žinai, iššūkiu. Taip, man lygiai tas pats, žinok, irgi, man ateina kartais mintis, kad, o įdomu, kaip galėtų ateityje būti žmonijoje tas dalykas, ir tada taip truputį pagalvoju, ir turbūt kokius 2 sakinius sugalvoju, ir viskas, ir jau apie Žalgirį tada. Čia toks irgi, žmonės, kurie dabar žiūrės įrašą, tai irgi labai būtų įdomu pamatyti jūsų pamąstymus ir aplamai apie viską, žinai, pakomentuoti, ir prieš tai, ką mes kalbėjom apie darbus, kaip jūs suprantat, apie
Ką mes prieš tai kalbėjom, kaip aš pamiršau, matai, kaip dėmesys kažkur laksto. Apie darbus, taip. Apie darbus ir kalbėjom. Apie keitimą, apie pasitikėjimą. Apie discipliną, vyksta, apie discipliną, jo, kaip suvokėt. Nu tai va, irgi pasidalinkit. Žinai ką? Dar viena mintis buvo atėjus. Apie, čia toks kaip ir žinai, mini Viktorina, ne Viktorina, yra mintis, jausmas, veiksmas. Žinai, dažnai mes tą girdim, ar ne? Taip. Ties kuria vietą tu dažniausiai pastringi, žinai, kur baigėsi tavo, nu, žinai, mintis, jausmas, veiksmas. Kol tu dabar, irgi, va taip, žinai, gali akimirką pamastyti, nes, nu, turbūt dažniausiai, ir gal, žinai, toks dažniausias atsakymas būtų, galbūt ties veiksmu, žinai, žmonės, nes, žinai, atrodo, pagauni mintį, išjauti jį ir veiksmo arba, žinai, jo nėra, arba jis įvyksta jau po kažkiek labai to laiko, kai jau nebėra jausmo, arba pati mintis pabėgo. Tai va, man tai turbūt dažniausiai, net ne turbūt, o dažniausiai yra būdavo, jo, dabar atėjo mintis būdavo, nes dabar labiau netgi, sakyčiau, yra taip, kad aš veikiu ir aš kažką jaučiu, aš kartais minties nebepagaunu. Vat kame esmė yra. Čia toks labai įdomus, dabar atrodo noriu veikti labai daug. Nu taip kažkaip atėjo toks yra momentas, etapas, kai norisi tikrai veikti. Čia ir po darbo, kaip sakant, ir to darbo metu kažką rašyti, bet vat nepagaunu tos minties. Ir kartais darau tiesiog, žinai, pagaunu kažkokį jausmą, kažką, reikia daryti. O pačios minties tos, kur aš turėjau pagauti, žinai, tą grynąją mintį, aš taip gal ją vadinu, vat ir jos nėra. Ir va toks galvoju, žinai, vat kaip įdomiai susiduriam, žinai, gal kiekvienas, matai, skirtingai susiduria. Kokie tavo etapai būna? Nu, žinok, dabar, kai tu pasakė, aš tai pradėjau žiūrėti ir aš manau, čia juokingai nuskambės, kad aš čia labai disciplinuotai veikiu šitoj vietoj. Aš tikrai va šitos 3 dalykus labai prižiūriu ir jau senai, jau nuo pat pradžių gal Violetos mokymų, nes man čia jau kiek mes mokomės pas ją 4 metus, 3, tai jinai šitą kažkaip iš pat pradžių iškomunikavo. Ir gerai, tai pas mane, pavyzdžiui, ateina mintis. Jeigu ateina mintis ir kartais būna ta mintis antiek dar tokia spontaniška ir man neaiški. Aš jau nešneku, jeigu tai būna aiški mintis, kad, nu, vat kažką jau daryti, tai čia jau tada viskas tvarkoja. Bet net kartais būna, kad mintis kaip idėja, žinai, tokia ateina, net gal iš kokio sapno. Ir aš tada sėdžiu su ta idėja nauja ir man atrodo, wow, nieko nesuprantu, tai ką čia man dabar pradėti viską iš naujo daryti, žinai. Tai, bet aš tada vat suprantu, kad toliau turi sekti jausmas ir veiksmas. Tai žinok, netgi tose mintyse, kur aš galvoju, kad čia kaip ir ne man, ir ne mano, ir gal dar ne man, aš vis tiek nueinu iki veiksmo. Aš tada pasižiūriu, pavyzdžiui, jausmą, ar tai man jaučiasi gerai, žinai, ir dažniausiai ten viskas būna, kažkaip domina, traukia, patrauklu toj minty kažkas tokio, būna kažkoks toks jausmas, tai aš užskaitau, kaip čia viskas gerai. Ir veiksmą, net jeigu tai kažkokia mintis absoliučiai iš ateities, kurie atrodo, apie ką. Žinok, aš vis tiek padarau veiksmą specialiai, va taip disciplinuotai. Tai tas veiksmas būna, kad gal pasidomėti tą temą. Gerai, nueinu į internetą, pasidomiu. Žinai, ten kažką pabrausinu, paieškau, pasidomiu. Aha. Ir jeigu niekas toliau kaip neužsikabina, neateina, tai ir palieku. Arba dažnai čia mano toks hobi, jau vyras juokėsi iš manęs, aš nusiperku domeną. Nes, žinai, domenas jisai kainuoja, ten kokį 10 eurų, supranti, ir jis tas 10 eurų yra investuotas į metus laiko. Tai, pavyzdžiui, jeigu man atėjo mintis, tikrai, žinok, yra atėjo tokių minčių, tokių neįtikėtinų, aš vieną kartą pamačiau kažkokį mintyse didžiulį portalą, kad aš dirbu ten su kažkokiais kristalais, žinai, bet tokį milžinišką portalą, tokio dydžio kaip ten Amazonas, Facebookas. Ir, žinok, man atėjo pavadinimas, vadinasi Crystal Poly. Ir aš galvoju, ir toks paprastas Crystal Poly.
galvoju, nu tikrai, ir aš, žinai, jau darau veiksmą, aš paieškau, nu žinok, laisvas kom domenas. Kom laisvas, tu žinai gal, kad tai labai sudėtinga rasti laisvus kom domenus su paprastais trumpais pavadinimais jau šiais laikais. Ir žinok, ir aš nusipirkau. O dar pažiūrėjau, ką reiškia Crystal Poly. Labai gera reikšmė. Poly tai yra tiesiog, kad daug. Tai yra ta lotyniška reikšmė. Ir jeigu angliškai rašai Crystal ir daug Poly, tai, žinai, ir laisvas domenas. Ir aš nesuprantu, ką man tai reikalinga ir nieko, žinai, man šiai dienai to būtų per daug, ką aš ten mačiau, bet domeną nusipirkau. tai aš žinok, visą laiką nueinu iki veiksmo ir disciplinuotai nueinu. Net jeigu tas veiksmas va tik tai toksai, kad, pabrausint, paieškoti apie tai informacijos. Arba užsirašyti. Veiksmas kartais mano būna, kad, gerai, į knygutę užsirašysiu, arba mėgstu ir į kompiuterį užsirašyti. Tai užsirašysiu, mažukas iš to išeis. Ir būna, kad daug tų mano idėjų tiesiog jos ir lieka, ir išsisklaido, ir aš nieko prie jų niekada ir nebegrįžtu. Bet tarsi aš jaučiu pareigą. Jeigu pas mane atėjo mintis, mano pareiga nueiti iki veiksmo. O jausmą tai visą laiką prisižiūriu. Jau čia tai aš išmokus netgi ir iš seniau, žinai, iš tų emocinių paleidimų, kad aš labai suvokiu, ne tas jausmas dabar pas mane, ne tas, jau kažkas čia vyksta, sukasi kūnas, jau kažkas ten, ir tada iškart sustoju, kas čia per jausmai, kokie, gal biški nuraminam. Žinai, aš tą turiu, kad jausmą visą laiką stengiuosi palaikyti maksimaliai tokį ramybę, stabilume, kiek išeina. Ir jeigu neišeina, aš tada sustoju su visais darbais ir kol, čia tai būtų labai jau geras variantas, jeigu kol susitvarkau jausmą ir jau tada judu. Ne, visai būna. Judu kartais ir su tuo ne visai sutvarkytų jausmu, bet vis tiek suprantu, reikia tvarkyti dar, vadinasi, reikia tvarkyti dar, reikia. Pristabdom kiek įmanoma darbus ir tvarkau to jausmą. Tai taip, žinau, kažkaip pas mane. Labai gerai, jeigu tau pavyksta. Aš taip ir jausčiau, kad kad tu vis tiek darai veiksmą, kad ir kartais gal ta mintis nėra iki gal, žinai, aiškiai, arba nežinai, ko tikėtis kaip su domenu, tai čia labai gerai idėja, žinai, iš tikrųjų, jau skaityk, esi padarius mažą žingsnelį, žinai. Jo, ir jeigu per metus man nieks toliau nesiplės, tai gal aš tą domeną ir nebepratęsiu ir atsisakysiu, žinai, ir viskas. Taip. Po metų galit patikrinti Crystal Poly ar laisvas domenas. Geras. Taip, gerai. Aišku, dar jeigu kalbate trumpai, tai turbūt matai, bet dėl to ir sakiau, kad turbūt svarbiausia, bent jau aš jaučiu, kas man dabar labai svarbu pagauti ir tą mintį, žinai, kurią, nes kartais, kaip nuo minties vis tiek viskas prasidės ir jeigu aš prisigaudysiu kažkokių minčių nelabai tikslinių, o tas dažniausiai ir būna, ir aš tada veiksmus nelabai tikslinius pradedu daryti, tada jausmas toks būna, žinai, dėl to jaučiu, kad šiame etape labai svarbu yra ir pagauti tą mintį, dėl to, labai yra siūloma ir Violetos, žinai, kad eiti tylą, daugiau tyloj pabūti, žinai, minčių tyloj, bendravimų su kosminė sąmonė, jeigu, vis tiek, kalbant tarp mūsų, kur visi klausys. Tarp mūsų. Bet kiekvienam, aišku, labai svarbu, kiekvienam linkiu išlaikyti tą discipliną minties, jausmo, veiksmo, ir disciplina, žinai, ir tikrai rezultatus, vėliau ar anksčiau tikrai pasieksit, svarbu ir turėti tuos tikslus. Tai ką, tiek šiam kartui. Ačiū labai, taip, ačiū tau, Valdai, ačiū, kas klausotės. Ačiū ir už komentarus. Ačiū, reikia paminėti tai, klauskit, rašykit, taip, kalbant, mačiau komentarus taip dėl tariamų žodžių kartais, tai čia kaip nesu ir aš kažkoks labai didelis kalbininkas, tai tikrai bus visko, jau iš karto sakau, kada tie žodžiai visaip išsisakys ir aš vis tiek, aš labiau esu orientuotas į tai, kad svarbu, ką kalbu, kartais ne tiek svarbu, kaip tai, yra svarbu, taip, bet man vis tiek dedu prioritetą, ką kalbu ir kartais, išeis kaip išeis ir vis tiek, aišku,
atkreipsim dėmesį, bet mums, aišku, Taip. bent jau man, tikrai, aš kalbu ir už tave, yra vis tiek svarbu ir tas atliepimas, kad kaip jums tas pats turinys patiko. Taip, labai smagu, kad atkreipėt ir tas detalės, bet labai dar smagiau, bent jau man, yra, kad atkreipėt dėmesį ir į tą turinį, vis tiek, ką mes ir kalbėjom. Ir aišku, o taip mes, aišku, ir tobulėjom, be abejo. Man atrodo, mes per savo šitą, kalbėjimą, tai irgi komunikuojam žmonėm tokią savybę, kad vis dėlto nereikia laukti idealumo, kad to momento, kai mes su Valdu idealiai būsim idealūs diktoriai. Nes jeigu būtume laukę to momento, niekad nebūtume išėję su šitais video į viešumą. Tai nereikia laukti to idealumo, bet tobulėti reikia. Bet galima veiksmą daryti ir leidžiant savo būti netobulam. Tai man atrodo, mes šitą irgi komunikuojam ir čia visai reikalinga savybė žmonėm. O tobulėti, taip bandom tobulėti. Aš tikrai irgi labai daug patobulėjau per visokius išsireiškimus, kaip taisyklingiau formuluoti kalbą. Tai progresą stengiuosi, aišku, nedarau ten jau super pamokų, kad tą absoliučiai mokėčiau, bet ačiū taip už pastebėjimus ir mes bandysim tobulėti su Valdu. Jeigu atvirai, taip visai atvirai, aš net nelabai, kaip sakant, aš tikrai pagalvosiu, kartais taip, žodis jis turi vis tiek būti ištartas, bet ar aš specialiai taisyklingai stengsiuos, turbūt, kad ne, aš tiek, nesu aš jau labai čia toks ir man patinka pajokauti, man patinka kartais tokies šiek tiek sumaištis, tai jau čia, kaip sakant, tenka arba sutikti su tuom, arba jau priimti taip, rinktis, kaip norit žiūrėti, žinai, ir taip toliau. Ir plus mūsų tie išsireiškimai, kartais mes kalbam apie tokius žodžius, kur, nelabai kartais dar ir paaiškinti išeina, yra visiškai nauji. Taip, čia tai visiškai su tavim sutinku, žinok, 100%, tikrai savim būti daug smagiau. Tiesiog kartais irgi pastebėjau, kad būna tokių kalbos klaidų, kur, toks tikrai kažkoks ten visai iš kitos kalbos atėjęs toks jau nesklandus išsireiškimas, tai tokius, jeigu sužinau apie save ir prisimenu, tai tikrai stengiuosi pataisyti. Bet irgi pavyksta, kaip pavyksta. Taip, dar kartą. Ačiū tau, Jurga. Ačiū. Vėlgi už kūrybingą, gražų pokalbį. Ačiū už tavo idėjas. Ačiū dar kartą irgi visiems. Vis tiek, rašykit, bus įdomu. Tai ir iki kito karto. Iki.